menininko darbą Avinjono Merkšės, kuomet jisai pirmą kartą praktiškai moterį nutapė deformuodamas ją. Ir būtent nepaslaptis, kad nutapė prostitutės moteris, visiems sukėlė labai keistą atgarsį, nes moteris buvo vaizduojamas labai deformuotų veidų su žaliais, mėlynais atspalviais. Iš tikrųjų buvo keista, kodėl moteris yra taip vaizduojamos. Ir paveikslo pirmame plane jisai nutapė indą su vaisiais, kaip aliuzija į mūsų žemiškus malonumus, į šventvagiškus malonumus, ko mes norime dažnai iš gyvenimo per daug ir ko mes tampame į vartojimą per daug. Tai šis darbas buvo vadinamas egzorcistų darbas. Tai Gabrielės darbai man surezonavo su kažkuo panašaus dėl to, kad jinai būtent atskleidžia tai, ko mes kartais norime matyti, atskleidžia tuštumą mumyse, kurią mes galbūt ne mes, galbūt kiti, kaip kam surezonuoja, bandome užpildyti socialinėse medijose, betarpiškame vartojime, randamose įvaizdžiuose. Kas įdomu, kad Gabrielė savo darbuose būtent labai skaniai pateikė visą tai ir tai labai norisi tai vartoti iš esmės tos darbus ir juos taip sugerti save. O iš kitos pusės jinai būtent ir kvestionuoja tas vartotojiškumo ir perdėto kažkokio tais socialinių medijų vartojimo temas.